pristatome DeedGo pramogų programėlę. Nesvarbu, ar organizuojate sporto renginį, šokių pasirodymą, meno parodą ar stalo žaidimų vakarą, nuo privačių vakarėlių iki viešų koncertų, nuo nemokamų susitikimų iki mokamų renginių. Pirmiausia, prisijunkite naudodami savo socialinės medijos paskyrą. Norėdami sukurti pirmąjį dydą, paspauskite pliuso ikoną viršutinėme kairiajame kampe. Nuspręskite, ar jūsų dydas bus privatus ar viešas. Privačių dydų galite dalintis su draugais, o jį peržiūrėti galės tik tie, kurie turės jūsų nuorodą. Koncertai, stand-upai, teatrai, kelionės, festivaliai, dirbtuvės ir dar daugiau – viskas pasiekiama per DeedGo. Vieši dydai matomi visiems radaro diapazone, kurį galite reguliuoti nustatymuose. Toliau nuspręskite, kaip svečiai gali prisijungti prie jūsų dydo. Auto leidžia svečiams prisijungti automatiškai, o manual reikalauja, kad kiekvieną svečią patvirtintumėte jūs. Jei organizuojate verslo renginį, galite nustatyti, ar dydas yra mokamas ar nemokamas ir nurodyti kainą vienam asmeniui. Prisijungęs svečias matys QR kodą, bilietą, kurį reikės pateikti įėjimui į renginį. Dabar lengviausia dalis. Pasirinkite kategoriją, vietą, datą ir laiką. Parašykite patrauklų aprašymą, pridėkite kelias nuostabias nuotraukas, peržiūrėkite dydą ir sukurkite jį. Kai svečias prisijungia prie dydo, jis gali matyti tikslę vietą žemėlapyje bei bendrauti su dalyviais ir organizatoriumi. Patikrinkite kategorijas, kad sužinotumėte, kokius nuostabius renginius galite sukurti. Viršutinėme dešiniajame kampe rasite savo profilio nustatymus, kategorijų filtrą ir dydo pasidalinimo nuorodą. deedgo.com. Maži renginiai, dideli nuotykiai.